tinklalaidės daugiau mažiau žiūrovai ir klausytojai. Sveikinuosi su jumis Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamoje tinklalaidėje, kurioje kalbamės apie etninę kultūrą, etninės kultūros lauke veikiančius žmonės, jų pomėgius, jų gyvenimus. Ir aš esu kultūrinės veiklos koordinatorė Vera Venskūnaitė ir šiandien labai džiaugiuosi, kad šalia manęs yra Loreta Sungailinė. Sveika, Vera, sveiki visi. Loreta yra etnomuzikologė, folkloro atlikėja, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė ir folkloro ansamblio Virvytė vadovė. Ir dar turi daug titulų, bet, apsiribosim šituo sąrašu ir su Loreta pabandysime pašnekėti apie nematerialaus kultūros paveldo sąvadą ir, daug temų, kurios turbūt susiję su šiuo sąvadu ir su šio sąvado formavimu. Tai dar kartą sveiki, Loreta, labai džiugu iš čia matyti. Labą dieną. Man taip pat labai džiugu. Visada galvojau, o kadagi aš pakalbėsiu apie tą sąvadą ar tiesiog apie šiaip dalykus, kurie labai brangus, kaip ir tau. Taip, tai labai smagu, kad susitikome ir kad šiandien aptarsime ir visada tradiciškai klausiu pirmą, kaip etninė kultūra atkeliavo į jūsų gyvenimą ir kas jums yra etninė kultūra? Per kraują, per mamos pieną, per tas pirmas lopšines, per pirmuosius žodžius, kurie skambėjo tarmiškai, žemaitiškai. Tai iš tiesų abi tos mano šeimos giminės linijos, tai yra žemaičiai ir iš tiesų gimusi Skuode. Aš tarp tų žemaičių, tokių užkietėjusių, beveik kuršių, augau ir mačiau ir įvairias, ir patyriau, ir įvairias tradicijas, ir papročius, ir folkloro girdėjau įvairios raiškos. Mano močiutė buvo giedotoja šermenyse, mama, tėtis abu muzikalus, dainavo įvairią muziką. Ir ta lopšinė, žemaitiška lopšinė, su ta pelele ir su ta čiučiaulėlė pajaudėlė, kas tai ryto be kavos. Tiesiog, aš taip ir augau ir mano supratimas, kad tai, kas skamba, tai, kas mane supa, tai yra sava. Todėl atvykus į Palangą labai sava pasirodė ir folkloro ansamblio Mėguva veikla, jų tradicijos, jų šventės. Tad galbūt atsitiktinai, galbūt planuotai, nusprendusi kartu su Mėguva švęsti rasas, jonines ar kupolės, kažkaip pajutau, kaip tai įtraukia, kaip tai yra sakralu, kaip tai yra džiugu, kaip tai yra svarbu ir kaip man to reikia. Tai pamažu atėjau į folkloro ansamblį ir tuomet jau pasinėriau į folklorą stačia galva. Tiek, kad net ir dainų dainelėje dainuoti pasirinkau kaip solistė liaudies dainas, folklorinę manierą. Tai buvo vienas iš nedaugelio, gal vienas ir iš pirmųjų, tokių atvejų dainų dainelės konkurse, kad folklorinė maniera tai paprastai, tradiciškai, jautriai, be jokio ypatingo akademinio balso formavimo, gali būti atliekamos dainos ir gali būti jos labai vertinamos iš tiesų. Ir tai buvo paskatinimas, tas dainas labiau pažinti, tyrinėti. Dar vienas labai ypatingas prisiminimas ir toks labai svarbus, manyčiau, įvykis mano gyvenime, tai 1993 metų Tarptautinio folkloro festivalio Baltika koncertai Palangoje. Ir apskritai viso to festivalio bendruomenės, tų metų festivalio bendruomenės, gyvenimas, 3 dienų gyvenimas Palangoje, kur kartu su Mėguvos ansambliu mes buvome kaip ir tie gaspadoriai, šeimininkai, priimantys, prižiūrintys, padedantys. Ten pažinau ir jau šviesaus atminimo docentę muzikologę Zitą Kelmickaitę ir jos paraginta, jos padrąsinta, pasikonsultavusi su ja, nusprendžiau išbandyti tas etnomuzikologijos studijas. Viskas gyvenime labai kažkaip teisingai susidėlioja ir tikrai tokia labai gera, manau, ir įžvalgi mano mamos yra frazė pasakyta per mano vestuves, tarp kitko kalboje,
kad viskas, kas vyksta mano dukros gyvenime, jinai tai pasakė, yra vienas didelis planas. Ir kiekviena detalė šitame plane yra labai svarbi, labai reikšminga. Ir, aš labai džiaugiuosi, kad tikslas išliko tas pats. Tai yra būti su etnokultūra, turėti ir džiaugtis, ir mėgautis, ir dalintis tokiu gyvenimo būdu, kiek įmanoma šiomis dienomis, atrasti savo bendruomenę ir, tapti tai saugotais ir perdavėjais. Tai va tuo keliu einu ir tai yra etninės kultūros galia, jinai taip veikia, jinai įtraukia ir tada tu tampi to dalimi, bet toks gyvenimo būdas, toks darbas, kai ir dirbi, ir mėgaujasi, ir turi hobį, ir tuo gyveni, tai yra didžiausia dovana, ar ne taip? Tikrai taip, tai žinoma ir darbas. Sunkus darbas, taip atsakingas darbas, bet dalis žmonių po tokio, po savo sunkaus darbo, sakykime, grįžta namo pasiilsėti ir visai kitomis veiklomis užsiima. Mes, manau, kad vis dar sukamės tame pačiame veiklų rate, net ir būdamos namuose ir bendraudamos ir su savo šeimų nariais, su savo vaikais, bet mes jaučiam, kokią tai laimę vis tik tai suteikia, o svarbiausia, galbūt tą tokį savirealizacijos, tokį gerą, tokį pozityvų jausmą ir ne tik savo, bet ir kitiems. Ir tie ryšiai, svarbiausia ryšiai, socialiniai, tie kultūriniai ryšiai su žmonėmis, su bendraminčiais, tai tikrai yra be galo vertinga. Ir tai, tave tikrai, tau padeda, tave paremia, tave palaiko ir tau tiesiog, pašviesina ir ateitį. Bet, iš tikrųjų yra tokia nuomonė ir požiūris, kad muzika, etninė kultūra, tai dažniausiai yra hobis, laisvalaikis, ne tai, ką pasirenka žmogus profesijai savo, ar ne? Turim labai daug pažįstamų folklorininkų tarpe, kurie iš tikrųjų to užsiima tik kaip laisvalaikiu. Ar renkantis profesiją jums nebuvo tokio klausimo, kodėl aš turėčiau rinktis muziką kaip profesiją? Gal galiu būti, ar ne, nežinau, fizikė, daktarė ir pasilikti laisvalaikį šitą veiklą? Daug buvo įvairiausių variantų apsvarstyta, apgalvota, nes, sekėsi man viskas, puikiai mokiausi ir aišku, ir studijose, ir vidurinėje mokykloje, ir studijų metu. Galėjau galbūt būti ir gydytoja, ir teisininkė, ir nežinau dar kas, dar viena iš svajonių buvo džiazo dainininkė tapti, nes tuomet tiesiog buvau labai įsimylėjusi Marinos Granovskajos dainavimą ir apskritai šitą žanrą. Bet daug ką lemia iš tikrųjų, sutikti žmonės, patirtys, tokios, emocijos, kurios tave įkvepia. Tai viskas taip susidėliojo, kad būtent liaudies muzika tapo mano domėjimosi objektu ir mano siekis, mano tikslas, buvo tiesiog gilinti šioje srityje ir tuomet jau kokia veikla, ar žurnalistinė, ar mokslinė, ar taikomoji, ar kažkokio metodinio vadovavimo sritis, žodžiu, man bus priimtina, tiesiog leidau savo, toliau apsispręsti, vėliau apsispręsti, bet pasirinkau šitą kryptį. Ir vėlgi, čia ir mamos toks patariamasis žodis, jinai žurnalistė. Ir tiesą pasakius, aš porą vasarų Palangoje, dar paauglė būdama ir dirbau žurnalistinį darbą. Įvairias žvaigždės kalbindama ir koncertuose besilankydama, žodžiu, daug visokių gerų minčių ir emocijų ir patyrimo gavau ir tikrai puikiai sekėsi ir tos straipsnius, ir interviu parengti. Tai viena iš tų minčių buvo irgi tokia, bet mama patarė įvaldyti kažkurią konkrečią sritį. O raštingas žmogus visada gali tapti žurnalistu ar kitokiu rašytoju. Manau, kaip čia mūsų etninės kultūros laukas tik laimėjo nuo to. Tai kiekvienas žmogus atėjęs į mūsų tą lauką praturtina, aš manau. Ilgiau ar trumpiau užsibūna, daugiau ar mažiau kažko nuveikia, bet vis tiek palieka savo tikrai
tą pėdsaką ir tikrai kiekvienas yra labai vertas ir mūsų palaikymo, ir dėmesio, ir pagarbos. Tai man tai yra viskas iš tikrųjų įdomu ir kuo toliau, tuo rodos tas ir akiratis veriasi. Ir nuo pat jauniausio mūsų folklorininko iki pat vyriausio visi yra be galo įdomus ir visos iniciatyvos mane irgi ir domina, ir traukia, ir smalsu, bet taip gaila, kad nepakanka laiko viskam. Visur būti, viską sekti, viską žinoti, su visais bendrauti ir viską patirti, tai po trupinėlį vis tiek susirenku kažkokį bendrą vaizdą. Na, tai tenka. Tenka. Nu. O jeigu taip jau einant šiek tiek link nematerialaus kultūros paveldo, Lietuvos nacionalinėme kultūros centre, būtent su juo ir darbuojatės, ir gal galėtumėt papasakoti, kas yra tas ir sąvadas nematerialaus kultūros paveldo ir kokie yra žmonės, kas su tuo dirba, ar ne? Jūs negausi, darbšti komanda, bet labai daug nuveikianti. Na, iš tiesų, tas pasiruošimas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado formavimui iš tikrųjų trunka jau keli dešimtmečiai Lietuvos nacionalinėme kultūros centre, tuomet dar Lietuvos liaudies kultūros centre, kuomet aš atėjau, nes tie ryšiai su UNESCO organizacija, jie buvo tikrai tamprus nuo pat pradžios, nuo pat tos nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos ratifikavimo. Na, tačiau ir pati konvencija savo įvairias ten tas, žodžiu, jau gairias, įgyvendinimo gairias formavo ir mes pamažu irgi formavom savo požiūrį, savo santykį, galvojom, kaip čia pavadinti mums tą mūsų registrą tradicinės kultūros, ar kažkaip kitaip. Iš pradžių atrodė gremėzdiškas ir tas įvardymas nematerialaus kultūros paveldas. Tai iš pradžių lyg ir vengėm jo, bet pamažu pripratom ir ta tarptautinė patirtis, žodžiu, tas pasižiūrėjimas, kaip kitos šalis formuoja tokius savo registrus, kaip organizuoja tą visą procesą. Ir padalyvavom ir mes šiek tiek įvairiuose renginiuose, susitikimuose, stažuotėse. Tai ryžomės pradėti. Ir toks, pirmasis bandomasis etapas tai buvo dar 2008-2009 metais, paskui po pertraukėlės jau visiškai susitvarkė, sakykime, ir tą teisinę bazę. Pradėjom formuoti sąvadą 2017 metais, pakviesdami teikti pirmąsias paraiškas. Žinoma, prieš tai ir toks metodinis darbas buvo padarytas visoje Lietuvoje, regionuose, atskiruose savivaldybėse ir nacionaliniu lygiu buvo įvairūs seminarai, pokalbiai, tokie apsitarimai, kaip mes tai galėtume organizuoti, pakviečiant savivaldybės, paskirti specialistus, kuruojančius šitą sritį. Tuomet dar savivaldybėse nemažai buvo etninės kultūros specialistų. Dabar tiesiog kultūros specialistai turi kaip integruotą tokią pareigybę ir tokią užduotį, tuo pačiu ir nematerialaus kultūros paveldo, tokią stebėseną ir plėtrą taip pat apima jų veiklos. Tai mes subūrę tą tokį, sakykime, specialistų, koordinatorių tinklą, jau galėjom drąsiau tas veiklas plėtoti. Tai nuo 2017 metų, dabar kiek 8 metai, ar ne? Mes jau turim 70 vertybių įrašytų. Tai yra ir tradicijos, ir reiškiniai, ir gerosios praktikos. Ir apie ką tai yra? Tai yra rodos apie tą kažkokį nematerialų dalyką, neapčiuopiamą, tuo tarpu turim ir apčiuopiamus rezultatus, kalbant apie tradicinius amatus, liaudies meną ir taip toliau, bet tai yra žinios, įgūdžiai, gebėjimai, patirtis, kas yra paveldima, kas yra perimama, ką mes galbūt kiekvienoje šeimoje galime pastebėti, tam tikrus elementus arba jau pilna forma kažkokią gyvuojančią tradiciją. Tai, ką praktikuoja žmonių grupės, bendruomenės, gal viso regiono bendruomenė žino, pažįsta, o galbūt ir visa Lietuva, kalbant apie tai, kad
kūčių vakare daugelis tikrai iš mūsų sėda prie to bendro stalo ir turi tą apeiginę kūčių vakarienę. Tai tikrai labai įvairūs reiškiniai, nuo tokių visiškai lokalinių arba jau nykstančių iki visą Lietuvą apimančių arba netgi mezgančių tam tikrus ryšius su kitomis šalimis. Nes vėlgi apie tą pačią kūčių vakarienę kalbant, tai yra parengta ir pateikta nominacija jau į tarptautinį sąrašą UNESCO, apsijungus 3 šalims - Lietuvai, Lenkijai ir Ukrainai. Radom bendrumų, radom skirtumų, o svarbiausia, kad radom bendrą kalbą, kad tikrai norim, tikrai matom prasmę. Matom prasme ne tik dėl žinomumo, o dar ir kažkokio pasauliui parodymo, jog tas kūčių vakarienės ritualas, tas susitaikymo, gerumo, atsiprašymo ritualas, jisai turi savyje vis tiek ir tą taikos žinią. Tai čia, kaip sakant, toks labai savalaikis, sakyčiau, ir labai labai laukiam kitų metų pabaigos, kada bus sprendimas priimamas. Jau UNESCO tos minėtos nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos tarp vyriausybinis komitetas priima sprendimą. Bet kol kas žinom, kad administracinę patikrą perėjo mūsų pateiktos nominacijos naujos ir laukiam komisijos įvertinimų, tikimės gerų. Na, tikrai labai labai džiugu, kad taip darbuojatės tokiais gražiais tikslais. O, kas sprendžia? Ar jūsų komanda sprendžia, ar yra kažkokia suformuota didesnė komanda, kas turi patekti į tą sąvadą, kaip atsirenkate tas tradicijas? Iš tikrųjų, vadovaujamės ir UNESCO tais principais, kaip jie organizuoja įrašymą į sąrašus. Prie UNESCO konvencijos yra 3 sąrašai. Tai yra tas reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas, yra gerųjų praktikų ir tradicijų, kurioms gresia išnykimas, kuriom reikalinga ypatingas dėmesys ir parama. Tai mes kol kas turime, galima sakyti, vieną sąrašą, bet 2 kategorijas vertybių, tai yra tradicijų, reiškinių ir gerųjų praktikų. Tos gerosios praktikos yra kaip modeliai, kaip projektai, kaip tam tikros baigtinės arba tęstinės veiklos, kurios įtakojo vienos ar kelių tradicijų gyvybingumo, sustiprėjimą, suintensyvėjimą, galbūt padėjo atsigauti kažkurioms tradicijoms arba tiesiog aktualizavo jas nūdienos gyvenime. Tai iš tikrųjų pas mus irgi veikia tam tikras procesas, mes kasmet kviečiam teikti pirmiausia pasiūlymus, tos pasiūlymus peržvelgiame, administruojantys žmonės. Štai klausėte apie mūsų darbo grupę, kiek žmonių užsiima. Tiesiogiai dirba 2 specialistės, tai šiuo metu aš ir Damilė Bagdonavičienė. Taip, ir turime taip pat ir pagalbininkų savo toje sąvado kūrybinėje grupėje, o vadovauja toms visoms mūsų veikloms, tai Nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etinėms veikloms Vida Šatkauskienė. Tai aišku yra ir tas informacinių technologijų arba tiksliau informacinių sistemų dar specialistas, nes sąvadas veikia ir kaip tam tikra informacinė sistema, kaip duomenų bazė. Tai žodžiu, mes sulaukėme tų pasiūlymų, juos peržvelgėme, esant reikalui konsultuojame su ekspertais, pasitelkėme net ir sąvado komisiją. Sąvado komisija sudaro įvairių nematerialaus kultūros paveldo sričių specialistai, žinovai. Komisiją sudaro mūsų centras, pakviečia dalyvauti, įsitraukti institucijų, su kuriomis turime ir partnerystės sutartis sudarę, tokias bendradarbiavimo sutartis, tai jų atstovus, jų deleguotų žmonės, taip pat ir asmeniškai kviečiame. Ir tuomet, tiesiog duodame tą atgalinį ryšį,
tiems, žodžiu, pateikusiems pasiūlymus. Tai gali būti ir asmenys, gali būti savivaldybių atstovai, organizacijų atstovai ir labai džiaugiamės, kad aktyviai įsijungia ir Lietuvos saugomų teritorijų atstovai. Tai visgi yra dar kažkiek kultūrologų arba kitas pareigybės turinčių žmonių, kurie dirba saugomose teritorijose ir tikrai puikiai išmano ir turi tokį glaudų ryšį su bendruomenėmis, kurios praktikuoja tradicijas. Tai, žodžiu, tiesiog susikontaktuojame, teikiame kažkokius komentarus, pastabas, galbūt nurodome kryptį, kurią reikėtų eiti, ką atkreipti dėmesį, rengiant paraišką. Na ir paprastai pasiūlymai dabar jau tokie būna išgryninti, kad visiems pasiūlymams būna tikrai džiaugsmingai pritariama ir, tiesiog pasikonsultavus, tada jau rengiamos paraiškos ir rudenį būna paraiškų teikimas. Tai vėlgi tas visas procesas taip pat dėka informacinės sistemos yra ir automatizuotas, per išorės portalą galima teikti ir tuomet jau mes praeina tos paraiškos administracinę patikrą, bet labai dažnai mes šiek tiek ir iš tos metodinės pusės pakonsultuojame, žiūrime, ko dar trūksta, kokios informacijos, kokių duomenų dar būtų galima pridėti, kad ta paraiška būtų išsamesnė, kad jos turinį skaitantis žmogus, tiesiog galbūt nieko net nežinantis apie tą vertybę, apie tą reiškinį, suprastų, apie ką eina kalba. Ir svarbiausia, kad reikia tikrai pristatyti savo tą siūlomą vertybę, reikia pristatyti įvairiais aspektais. Pirmiausia, parodyti, kad yra bendruomenė, kuri praktikuoja, kad pati bendruomenė sutinka, nori, yra suinteresuota įtraukimu į sąvadą, kad tai bendruomeniai yra kultūrinės tapatybės svarbi dalis, kad turi lokalinių ypatumų, sakykime, to tradiciškumo, vietiškumo. Ir kad iš tikrųjų ir kultūrinės, ir istorinės, ir visokiausios vertės yra svarbios tai tradicijai. Kita vertus, turime vadovautis ir UNESCO tokiais ir etikos principais. O jie iš tikrųjų kuo toliau, tuo labiau akcentuoja santykį su tvarumu, pagarbą kultūrų įvairoviai, pagarbą žmonių teisėms. Taip pat kalbant apie taip pat pagarbą ir įvairių tautų žmonėms ir jų kultūrai, apie gyvūnų gerovę netgi, nes, žinom, galbūt ne Lietuvoje, bet yra tam tikrose tautose įvairiausių tradicijų, papročių, labai archaiškų, senoviškų, kur galimai su gyvūnų gerovės, klausimais yra įvairiausių problemų ar diskusinių dalykų, tai iš tikrųjų tais visais aspektais reikia peržvelgti, įvertinti, pasižiūrėti ir tuomet jau komisija sprendžia, ar paraiška tinkamai yra pristatyta, ar paraiškoje tinkamai pristatyta tradicija, ar ji yra gyvybinga, kaip yra su bendruomenė, ar atitinka visus nustatytus kriterijus. Ir apskritai, ar atitinka nematerialaus kultūros paveldo apibrėžimą, kuris yra konvencijoje aprašytas. Ar tai tradicija yra gyva, ir tai irgi labai labai svarbu, kad tai nebūtų kažkas, tokio tik istoriško, tik tai apie praeitį, kad tai šiandien būtų praktikuojama ir šiandien aktualu arba aktualizuojama. Tai, įvairūs tie kriterijai, tai komisija juos įvertina, pasižiūri, kaip atitinka juos ir tuomet, savo sprendimą paskelbia. Kartais reikia 2 posėdžių, 2 vertinimų, nes būna tikrai nuostabi tradicija, bet kažko trūksta paraiškoje, kažkur galbūt teikėjai nespėjo kažko iki galo dar ištobulinti to pristatymo ar kažkokiu aspektu nesugebėjo atskleisti tinkamai, tuomet komisija teikia pasiūlymą paraišką papildyti ir atideda kitam svarstymui.
Tai labai dažnai tas vienų metų procesas šiek tiek išsitęsia ir mes kitų metų, sausio pabaigoje ar vasario pradžioje, jau turime tą antrą posėdį, kuomet papildytas paraiškas komisija svarsto dar kartelį ir priima galutinį sprendimą. Ir tuomet jau parengiam pranešimą visuomenėje apie įrašytas tradicijas ir organizuojame gražias iškilmes. O kiek maždaug per metus gaunat tų paraiškų? Mažiausiai esam gavę 6 berods. Tiek pakankamai. Čia praeisiais metais po dainų šventės. Taip. Bet daugiausiai yra buvę 22. Pačiais pirmaisiais metais berods. Bet tuomet įrašėm tik tai 10. Kuo toliau, tuo labiau gryninasi. Yra toksai tikslingesnis paruošiamasis procesas ir iš tikrųjų, tikrai jau tas ratas žmonių, kurie atsakingi, kurie koordinuoja, kurie organizuoja kažkaip tai bendradarbiauja su bendruomenėmis, jie jau yra tapę tokiais puikiais moderatoriais ir puikiais specialistais, kurie geba iš tikrųjų ir paaiškinti, ir prižiūrėti, ir nukreipti tinkamą linkme. Tai čia toks procesas iš tikrųjų visiems metams tokio gero darbelio yra, kur, sakau, užsibaigia tikrai labai gražia švente, iškilmėmis, paskelbimu. Čia idėją mes nusižiūrėjom nuo kolegų Lenkijoje, nes dalyvavome panašiose iškilmėse, tai ir patys irgi tokią idėją, tokį norą turėjom surengti ir matom, kad tikrai labai gražu ir prasminga. O kaip matot, pokytį patį visuomenį, nežinau, labiausiai turbūt bendraujate su tom bendruomenėm, kurios saugo tas tradicijas, ar ne? Ar keičiasi jų pačių požiūris, įtraukus jų tradicijas į tą sąvadą, ar kažkaip, nežinau, jos, ima skleistis dar labiau, ar nežinau, ar tai padeda jų gyvavimui tolimesniam? Padeda, tikrai yra pokytis. Kartais savaiminiai pokyčiai vyksta, kartais reikia ir daugiau kažkokių pastangų, bet, kaip, nežinau, kas čia taip išsprogo, jau aišku, 30 metų įdirbį su šiaudinių sodų tradicija, aišku, jau savo darbą buvo padaręs, bet įrašius į nacionalinį sąvadą, paraginome iš tikrųjų susiburti sodų ir išėjus į asociaciją, į bendruomenę, netgi, kaip sakyti, jau oficialią bendruomenę, tokia organizuota. Ir tikrai matom, kad tas ratas plečiasi žmonių ir kad asociacijai yra gera ir smagu, tiesiog veikti ir savarankiškai, ir turėti savo projektų, turėti savo tikslų, turėti galimybę savo narių, savo, bendruomenės interesus ginti, o taip pat atstovauti pasaulyje. Su šiaudiniais sodais, tai man atrodo, kad niekas nebejoja, čia yra absoliuti sėkmė, absoliučiai puikiai nauda idėjinė prasme, kūrybinė prasme net ir dizaineriams, ir visam kam, ir dainų šventės, ir ne tik dainų šventės, vizualai ir komunikacija, viskas gražiai susivėrė į tokį vieną, labai kūrybingą sodą, tai tikrai čia puikus pavyzdys. Drevinės bitininkystės tradicija, benykstanti, kuri turėjo lygiai 2 bitininkus, išmanančius, tokius žinovus, bet jų yra dabar jau 14. Jie dabar bendradarbiauja su Lenkijos irgi panašiais amatininkais, panašiais žmonėmis ir organizuoja įvairius projektus ir taip pat galvoja apie patekimą, prisijungimą, sakykime, į tuo tarptautiniu lygiu į UNESCO sąrašus. Tai drevinė bitininkystė tiesiog dėka Dzūkijos nacionalinio parko, jinai ne tik, kad neišnyko, bet dabar yra ir toliau plėtojama ir apima drevininkus, vadinkim, kurie baigė modulinius kursus, išmoko praktikuoti šitą tradiciją, plėtoti ir jie yra ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir vietiniai, ir užeiviai Dzūkijoje tam nacionaliniam parke. Tai yra tiesiog auganti bendruomenė, be galo irgi suinteresuota
Ir ta tradicija irgi jau yra kuo toliau, tuo labiau žinoma, beje, labai labai iš tikrųjų gražiai atspindi ir tą tvarumo gamtosauginį, ekologinį tokį aspektą. Na ir taip, tam tikrais atvejais tai yra bendruomeniai ir tokia ekonominė nauda. Nu, galbūt bitininkam netaip aktualu, bet šiaudinių sodų rišėjoms tai tikrai užsakymų pagausėjo, nebejotinai. Taip, va, na, vienas toks atvejis, kuris atrodė, sakykime, jau, na, galbūt ant išnykimo ribos, sakykime, tai Tauragės bandonė, muzikavimas Tauragės krašte bandonė. Na, išsiskirsčius, ar kaip čia pasakyti, žodžiu, muzikantų kolektyvui, kuris veikia prie Tauragės kultūros centro, atrodė, kad štai jau reikia skambinti pavojaus varpais, reikia jau kažką daryti, bet štai Skaudvilėje atsiranda, na, tokių entuziastingų žmonių, kurie sugalvoja, tarsi, aš nežinau, tarsi perskaito mano mintis, ir sugalvoja projektą, prisikviečia bandonininką, patyrusi gerą, beje, turinti ir, na, tokio pedagoginio talento, parašo projektą, kad jam kaip stipendija būtų mokama už tai, kad jis mokina vaikus muzikuoti. Ir štai atsiranda būrelis puikaus jaunimo, puikių vyrukų, kurie išmoko groti bandonėje, perėmė tiesiog iš to muzikanto. Tai va tas toksai, nežinau, stipendijų toks pavyzdys, tai man atrodo yra nuostabus. Čia kiekvienam mokytojai mes galėtume apie tai pagalvoti. Ir svajoju visada apie kažkokią valstybinio lygmens programą, be jokių konkursų, be jokių paraiškų, be jokių specialių programų. Tiesiog tiem, kurie gali, kurie nori, tos, na, stipendijos kaip simbolinė tokia parama, nes tai yra, tu tiesiog įdarbini žmogų. Na, tokia. Kitą kartą, aišku, galima ir be atlygio. Su atlygiu visuomet geriau. Labai gražios idėjos, aš tikiu, kad ir kaip čia jos ir pati realizuojasi ilgainiui. Ir čia galbūt klausytojams galima būtų priminti, kad visą sąvadą galima rasti ar ne internete. Ir ten iš tikrųjų ir tradicijos aprašytos labai šauniai ir galima daug turbūt ir sužinoti naujo, ar ne? Nes tos tradicijos jums gerai pažįstamas, turbūt didžioji dalis visuomenės nėra taip gerai susipažinusi su jomis. Na, iš tiesų, tai pirmiausia, sąvado yra svetainė, tas išorės portalas vadinamas savadas.lnkc.lt. Žodžius, suvedus paieškos laukelėje nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas, tikrai jį atrasite. Taip, ten teikiame ir aprašymus, ir šiek tiek nuotraukų, ir vaizdo siužetai atsiranda pristatantys. Na, iš pradžių buvo sunku mums kažkaip atrasti tą būdą, kaip įmanoma per trumpą laiką sukurti, kaip įmanoma, na, pasivyti, nes ir įrašydavom po 8, 9, net 10 vertybių, o tiem filmukams sukurti tikrai reikia nemažų ir pastangų, ir komandos, ir finansų, žinoma. Tai, bet pavyko, na, įgyvendinti porą projektų kaip partneriams ir ir vieno projekto rezultatai buvo 12 puikių filmukų, visiškai profesionalių ir straipsnių, o kito projekto rezultatas buvo vaizdo siužetai apie visas mūsų įrašytas vertybės ir toliau tie siužetai tęsiami, jie kuriami ir tai yra vėlgi toks tęstinis projektas, kuris gali ir neturėti pabaigos, nes mes tas vertybės kas metai įrašom ir kviečiam teikti, kviečiam bendruomenės būti aktyvioms ir teikti tos pasiūlymus, žodžiu, ir tuomet mes kursim ir pildysim, žodžiu, tos vaizdo pristatymus, kuriuos, manau, kad ir 10-12 minučių pažiūrėjus, galima pamilti, galima pajausti tą tokį vidinį krepštulį ir tokį jaudulį, kad, ir aš noriu tai patirti, kaip tai gerai, nes tu matai, tiesiog tokius laimingus spindinčiom akimis ir labai pozityvius žmonės, kurie puoselėja, kurie tuo dalinasi, kurie džiaugiasi, kurių mintis tiesiog gali užburti ir tu pats nori tai patirti. Ir beje, kalbėdama apie tą tęstinumą ir tokį, galbūt nesibaigiantį sąvadą,
Tai vėlgi gal svarbu pasakyti ir tai, kad UNESCO nuostata yra tokia, kad nematerialus kultūros paveldas visas yra saugotinas. Visas. Taip kaip ir materialus kultūros paveldas, kaip ir mūsų, visas architektūrinis paveldas, viskas yra saugotina ir tarsi neturėtų būti hierarchijos. Arba tą hierarchiją gali susikurti pati bendruomenė, pati žmonių grupė, kuri nusprendžia, kas jai yra svarbu, ką jai nori išsaugoti, kas jai brangu, kas, jai suteikia to vietinio tokio unikalumo, kas atliepia širdžiai, protui, visam gyvenimo būdui ir tiesiog taip susidėlioti ir nuspręsti, ar mes norim, ar mes einam, ar mums reikia, ar ne. Ir kitas dalykas irgi, užsiminiau apie tuos atitikimus tam tikroms etikos normoms. Tikrai yra buvę paraiškų nedaug, viena, kita, kurios netitiko, kur tiesiog kėlė diskusinių klausimų, kelia tam tikrų diskusinių klausimų ir jau įrašytos tradicijos kelios. Mes jas stebime. Tokie stebi. Bet iš tiesų, nes nesinori, kad kažkaip užsistovėtų tam laikmetyje, kuomet buvo vienos aktualijos. Norisi, kad vis tiek atlieptų ir dabarties žmogaus. Ir kažkaip kad ir tas dabarties žmonių, dabarties visuomenės jautrumas tam tikriems dalykams, jisai irgi būtų matomas ir, kaip sakoma, nebūtinai visas visiškai paveldas ar visos tradicijos turi būti įpaveldintos. Vis tiek savotiškai ir įrašymas į sąvadą jau toks tam tikras įpaveldinimas, ar ne, jau rodomas kaip modelis, kaip pavyzdys, kaip vertybinė tokia tam tikra skalė. Taip, bet jeigu tai iš tiesų yra gražu, tvaru, tai yra su pagarba žmogui, kultūrai, įvairoviai ir tai yra bendruomenės suinteresuotumas, tai aš manau, kad viskas gali patekti savo laiku. Pamažu, kaip mokyklai mokomės vis po truputėlį, taip ir čia kažkaip. Tai tikrai tas sąrašas neuždaras ir tikrai kartais būna, kodėl, sako, dar to neįrašėt. Įrašėt kažkokį čia tokį, bet iš apačios, iniciatyva iš apačios. Taip, tą startą mes pradėjom, tikrai raginom, tikrai dirbom ir dabar dar tęsiam tą metodinį darbą, bet norisi iš tikrųjų, kad pačios bendruomenės, kultūros bendruomenės ar tiesiog kažkokiu tam tikrų lokalinių vietų bendruomenės pačios nuspręstų, pačios pasirinktų ir norėtų, nes taip smagu, kai nustebina ir tokie visiškai netikėti kažkokie dalykai, ar ne? Ir tą sąvadą peržiūrėjus mes galim, pavyzdžiui, Fidi šventę atrasti, ar ne, fizikų diena. Tai yra miesto kultūros dalis ir visais aspektais tai atitinka nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Iš tiesų, tai tokie įdomus nauji dalykai, jie pamažu atsiranda, kurių gal tos esmės ar atitikimo ir galbūt etniniai kultūrai, etninės kultūros sampratai gali tam tikrais aspektais netitikti, bet nematerialaus kultūros paveldo sąvadas ir apskritai ta paveldo samprata, jinai yra platesnė. Tai yra retesnė. Labai iš tikrųjų įdomios temos ir aš įsivaizduoju, kiek klausimų kyla ir diskusijų jau dirbant tas visus metus. Bet ir įdomu iš tikrųjų antropologiškai žvelgiant, ne? Nes tarsi mes toj tradicijoje nusprendžiam, kas yra vertingiau, ar ne? Mes jau kaip atitrūkę žmonės specialistai, bandom ar ne išskirti kažkokius tarsi tas uogytės ant torto, kas tai yra gražesnė tradicija, atitinkamesnė reprezentavimui. Nežinau, kaip jūs pati žvelgiat, ar tai yra etiška tradicijos atžvilgiu, kuri vis dėlto yra kontekstinė, ar ne, žmogaus gyvenime jinai viską sugeria, ir gerą, ir blogą. Taip, iš tiesų, yra tam tikrų dalykų, apie kuriuos diskutuojama ir reikia diskutuoti, o tas santykis su etika, jisai irgi kintantis, kaip aš sakau.
šių dienų visuomenės, jautrumas pasireiškia vienaip, ar ne, galbūt prieš 20 metų mes nebūtume kėlę savo jokių klausimų, viena ar kita tema. Na ir konkrečiai galiu paimti užgavėnių mūsų temą, ar ne, net 2 užgavėnės yra įrašytos. Pastarosios grūšlaukės užgavėnės, tai paruošiamasis tas visas procesas, tas visas kelias tikrai buvo netrumpas ir su bendruomenė, paraiškos rengėjos, paraiškos iniciatorės, vietos specialistės ir Klaipėdos universiteto profesorė tikrai turėjo nemažai susitikimų ir pokalbių ir pasitarimų ir tokios analizės, iš tikrųjų, kalbant apie personažus ypatingai, ar ne? Tai joms pavyko kažkaip išsigryninti, pamatyti, ir ta prasme, rasti santykį irgi su bendruomenė ir pristatyti paraiškoje, ir išvengti natūraliu būdu tiesiog. Ta prasme, su bendruomenė pasikalbėjus, nusibėžus tam tikras kažkokias ribas ir, iškėlus klausimą, kas aktualu šiandien iš tikrųjų, ką mes galim šiandien toje šventėje atrasti, kas yra vertybiška, sakykime, ką pati bendruomenė mato, kur jai yra svarbiausi akcentai šitoje šventėje. Ir paraiškoje tai puikiai buvo sudėta ir svarbiausia, kad buvo tikrai pristatytas tas visas bendravimas su bendruomenė, bendruomenės dalyvavimas ir įsitraukimas į paraiškos rengimą. Tai kažkaip komisija tai įtikino ir nebuvo jokių kažkokių tokių didelių klausimų. Tai o iš tikrųjų tas, kad išskirti, tai už tai ir yra, kad kartais būna tam tikrų ekspertų noras pamatyti tas pačias seniausias išraiškos formas, tradicijos, papročių, ar ne, ir galbūt sunkiau yra priimama, o kaip tai šiandien sužaidžia, kaip tai iki šių dienų atkeliavo, yra pakitę ir kas dabartiniai visuomeniai yra svarbu, pavyzdžiui, ir ta pati Jurginių šventė. Tai jos kaip po tokio žemdirbių šventė su visais savo papročiais, papročių įvairovė, ta gelme, tuo sąlyčiu su žemdirbystės, tai senaisiais papročiais, ko gero, nei vienoj vietoje mes nerasim tokios, tai yra vis tiek jau atgaivintas reiškinys, atgaivinti kažkokie, veiksmai, bendruomenės sambūriai, tai jau nebėra taip savaime, taip natūralu. Bet, sakykime, Palangos Jurginės, tai yra toks reiškinys būdingas vis tiek kurorto vietoviai, tai yra bendruomenėje susiformavęs, jau dabar savo tas tradicijas ir turintis reiškinys, bet tuos senuosius elementus, simboliškai vis tiek išlaikantis savo renginyje. O svarbiausia, kad tas ryšys su gamta, su atbundančia gamta, ir tam tikrais, tokiais tikrai senoviniais ritualais jis yra kitokių lygmenių galbūt, kitokia raiška, bet jis yra ir jis yra pagarbus, jis yra toks tikrai labai net ir sakralumo daug išlaikantis, turintis. Tai kitų kampų pasižiūrėti į tokią šventę, kuri turi absoliučiai savo tos vietos specifiką, tai irgi reikia tam tikrų ir pastangų ir šiek tiek pasikeitimų. Tai mes tame matėme, ar tiesiog praplėsti tą savo žiūros lauką, bet labai sveika iš tikrųjų. Labai sveika ir tie, kurie turi kantrybės, tai jie netgi atlieka tokį labai, sakyčiau, titanišką darbą, nes suteikia daugiau žinių, daugiau apmąstymų ir tiems vertinantiems ekspertams. Tai bet kategoriškumo tikrai nėra. Tikrai nėra, visada paraginame labiau paaiškinti, labiau detalizuoti, galbūt įrodyti tą būtent savo tą vietiškumą, tą ypatumą, o svarbiausia papasakoti, kaip tai vyksta šiandien. Nes kartais užsižaidžiam tuose faktuose, tuose pasakojimuose, kaip būdavo.
Bet kaip tai veikia šiandien, galbūt yra kažkokių ir raidos ir kitimo momentų, bet kas yra šiandien svarbu, kas išlaikyta, kas toliau kažkaip keičiasi, o keistis irgi turi keistis. Tik tai va tam kitime norisi pagrindinės svarbiausias vertes, kurios ir kalba apie tą unikalumą, norisi, kad jos vis tiek būtų išlaikytos, nes jeigu jas prarasim, tai galim prarasti labai labai daug. Na gerai, jeigu dar taip žvelgiant platesnėme tradicijos kontekste, jeigu mes, minėt, kad bendruomenė pati gali pasirinkti, ar ne, kokią tradiciją įtraukti, reprezentuoti, kuri geriausiai ją šiuo metu atspindi, bet tuomet tai tradicijai ir bus suteikiamas didesnis svoris. Aš taip įsivaizduoju, didesnė, kaip turbūt ir valstybinė kažkokia parama ir didesnis bendruomenės dėmesys. Tai kaip ir gaunas, kad, dirbtiniu būdu, ar ne, ta tradicija, kaip čia kviečiama gyvuoti, tačiau tuo pačiu kitos tradicijos, ar ne, kurios galbūt kažkada vėl galėjo tapti aktualios, ar nėra pavojaus, kad jos nunyks, nes šita bus išaukštinta. Galbūt, bet čia vėlgi, aišku, užsižaisti per daug vien tik su viena, tai nereikėtų, bet šiaip gyvenime ir ypatingai, kultūriniam gyvenime mes visada išsikeliam kažkokius prioritetus. Ar ilgalaikius, ar trumpalaikius, tai jeigu, sakykime, įrašius į sąvadą kažkokią konkrečią tradiciją ar šventę, jinai atsiduria, tarkim, ir savivaldybės ar regiono mastu, ar ne, kažkokiame prioritetinėme sąraše, jai būna garantuotos lėšos, jai tada lengviau realizuoti save ir taip toliau, pritraukti bendruomenę, žinoma, dėmesys jai ir tas žinomumas didėja ir visa kita, kažkiek mažiau dėmesio galbūt lieka kitiems reiškiniams. Tai aišku, nereikėtų vis tik tai užsižaisti ir pamiršti ir vis tiek padalinti, aišku, jėgas ir dėmesį ir visą ką. Bet tam yra reikalingas ir bendradarbiavimas, ir partnerystė, ir ta bičiulystė su bendruomenėm, organizacijom, kultūros darbuotojais. Visgi, kiek aš pati iš savo patirties ir iš tos stebėsenos matau, kad regionuose labai daug yra veiklos. Ir kartais veiklos tokios, kuri neišgryninta, kur nėra to tikslinio kažkokio pasirinkimo būtent savo, skirti dėmesį savo vietos tradicijoms. Mes galbūt per daug užsižaidžiame per visą kalendorių, norėdami kiekvieną kalendorinę šventę švęsti, nesvarbu, galbūt jinai nebuvo taip aktuali kadaise. Kodėl dabar visai Lietuvai reikia žemaitiškas užgavėnės švęsti, jūs man pasakykit. Ar tikrai? Man atrodo, geriau visi aukštaičiai tegul nuvažiuoja į Žemaitiją ir pamatys, kaip yra smagiai, išradingai, įdomiai su polėkiu tų žemaitiškos užgavėnės švenčiamos bei ypatingos organizacijos. Galiausiai aukštaičiai savo galėtų užgavėnes gaivinti. Kodėlgi ne? Žodžiu, man atrodo, kad per daug veiklų yra. Per daug kultūrinių renginių, veiklų. Ir renginiai dabar irgi tokie vieši renginiai, koncertai ar kažkokie parodomieji. Tai kaip tik irgi labai norėtųsi, kad tas fokusas, dėmesys labiau kryptų į tas formas, kurios įtraukia. Ne tiek sceninė, kalbant apie etninę kultūrą, ar ne tiek sceninė parodomoji, kiek dalyvavimo kultūra ir veikla. Tai mums yra svarbu, nes reikia galvoti apie perdavimą, apie pritraukimą, bet to apie pasidalinimą. To džiaugsmo ir tos patirties kultūrinės, kuri gali būti daug prieinamesnė, būtent per etninės kultūros raiškas, veiklas. Ne kiekvienas galim tapti profesionaliu muziku, profesionaliu menininku, bet kiekvienas galime išbandyti kažkokį tradicinį amatą ir savo kažką pasigaminti ir turėti visam gyvenimui, tokį atminimą. Aš irgi paauglė būdama tiesiog nepamiršiu, kai vieną vasarą skyriau visą savaitę pas amžinatilsį Jadvyga Černeckienė audėja, vaikščiau ir išsiaudžiau savo pirmąjį ir vienintelį kol kas rankšluostį. Tai nepamirštama yra tiesiog ypatinga patirtis. Tai etninė kultūra tai suteikia pačiam patirti, pačiam įsijungti, dalyvauti. Tai kažkaip
atranka tam tikra vis tiek galėtų būti, permąstymas iš tikrųjų geriau mažiau, bet kokybiškiau. O kaip manot, kur įvyko tas slinktis, na, kad kaip tik miesteliuose, mažose kaimeliuose, regionuose, na, turėtų būti ta bendruomeninė veikla, kuri, na, tokia spontaniškai įtrauki, vieni kitus pažįsta, ar ne? Kas atsitiko, kad, na, atsirado tas skirtis tarp organizatorių, atlikėjų ir, na, žiūrovų, klausytojų, kurie dažniausiai gal net, na, įtraukiami, neįsitraukia. Nu, vat ta tokia, žodžiu, ta žiūrovų, pasirodymų dalyvių ir žiūrovų, vat ta tokia kultūra, aš nežinau, kada čia, kaip, kas įvyko, kažkoks ar lūžis, ar nelūžis, natūraliai savaime, matyt, taip susiformavo. Bet kiek aš stebiu, tai vis tiek grįžta dabar įvairiausios stovyklos, mokymai, gyvosios archeologijos ar gyvosios folkloristikos, ar dar kieno nors gyvo. Žodžiu, dienos, kurios tikrai suteikia galimybę pačiam įsitraukti, patirti, dalyvauti. Ir nežinau, man atrodo, kad vis tiek yra toks šiek tiek ydingas noras atitikti reikalavimus, tos rodiklius, kuo daugiau žiūrovų, kuo daugiau dalyvių. Ir tada meriasi iš kailio mūsų etninės kultūros specialistai, mūsų kolegos, galvodami, kuo daugiau renginių padaryti, kokias čia, žodžiu, tas tarpdisciplininės, tarpsritinės sąsajas, kartais dirbtinai jos įvyksta, buvo padaromas, jeigu savaime, tai labai puiku, labai įdomu, kartais ir labai tikrai viskas pavyksta ir sėkmingai, bet jeigu dirbtinai, na, ir nesusiklosto kartais, žodžiu, nu, tarsi dėl to rodiklio, dėl rodiklio gausos, didumo, dėl to pliusiuko, o man taip norisi, kad ir nedidelis būrys žmonių, bet jis nuoširdžiai tikrai ir, na, gautų tokį skiepą ir tokį užkratą, kad paskui toliau skleisti galėtų kiekvienas iš jų, kad ir nedidelė grupelė sudalyvavusi ar mokymuose, ar kažkokioj tokioj metodiniai kokybiškoj veikloj, gautų tiek daug, kad paskui galėtų dalintis ir toliau viskas, geometrinė progresija skleistusi ir plėstusi. Tai aš tikrai kažkaip ir pati esu, ir visiems kalbu, kad išsigryninti tas veiklas kažkaip labiau tikslingai, labiau kokybiškai į gelmę, o ne paviršiumi. Ir geriau mažiau, bet kokybiškai ir apie tai, kas iš tiesų brangu ir kas tavo yra. Nes, nu nežinau, galima labai daug parodijų įvairių prisikurti, prisidaryti, jeigu tu praktikuosi tai, kas ne tavo, tai, ko tu nesupranti, ko negali pajausti, kur nėra to konteksto tokio istorinio, kultūrinio, dar kažkokio, tai nežinau. Bet va tai, ką tu jauti, kas tu esi. Man, pavyzdžiui, pačiai, ašgi, nu, kaip ir visų regionų liaudies dainas. Ir išmanau, ir patinka, ir kaip ir mokėčiau. Bet scenoje geriausiai jaučiuosi dainuodama, ar vakaronėse geriausiai jaučiuosi dainuodama tą tarmę, kurią ir kalbu. Nes, nu, tai vis tiek yra išgyventa, išjausta, tai yra visai kitas pasakojimas. Kiekviena daina, kiekviena istorija su savo ta tarme, su savo išjautimu, tai yra, nu, gyvenimiškas reikalas. Tai nori nuoširdžiai papasakoti ir turi pasakoti savo kalbą ir savo tą jauseną, tokia prigimtinė. Tai kažkaip man tai atrodo, kad nuo to reikia pirmiausia atsispirti, o nesistengtis parodyti viską. Ir dar prisigriebti dar ir visokių dar svetimų dalykų, svetimų visokiausių švenčių, net nelietuviškų. Tai va, bet kiekvienas renkasi. Ir įdomu, jūsų, na, tas asmeninis santykis, nes iš tikrųjų folkloras, etninė kultūra jūsų visą gyvenimą persmelkęs yra ir jūs labai iš įvairių, na, sričių jį čiupinėjate ir mokslas, ar ne, ir tyrimai kažkokie praktiniai, ir praktinė veikla su ansambliu, su bendruomenė, ir turbūt keliavimas irgi į regionus, konsultacijos, na, tokie mokymai įvairiausia. Kokia jums priimtiniausia ta forma folkloro perėmimo? Šiaip asmeniškai, vat, pavyzdžiui, gal jums visai kitaip negu daugumai visuomenės? Jaukiausia, šeičiausia, prasmingiausia yra perdavimas šeimoje.
Na, žinoma, tas pasidalinimas su, visa bendruomenė, kuriai įdomu, kuriai rūpi, tai paminėjote tas metodinės veiklas, taip, iš tiesų. Tai galbūt tikrai pakaktų vien tik tokios veiklos, nes labai man tai patinka ir iš tiesų ir suteikia daug tokios ir asmeninės laimės ir pasitenkinimo, tokia savirealizacija. Tai bet iš tiesų tenka įvairiomis kryptimis ir įvairiais lygmenimis pasidarbuoti ir strateguoti, ir įgyvendinti, ir planuoti, ir net prie informacinės sistemos reikalų gerokai prisiliesti, nes jei neprisilietus būčiau gal ir kažkaip ta sistema ir kabėtų dar vis mūsų kažkaip planuose ir idėjose. Tai tenka visa ko išbandyti ir pasidarbuoti įvairiose srityse. Na, mokslinė dabar kryptis, aišku, kažkaip disertaciją apsigyniau ir palikau ramybėj, bet labai gerai yra taikyti. Labai gerai yra taikyti. Bet iš tiesų, prisiminus disertacijos rengimą, tai maloniausia buvo iš tikrųjų išbandyti tas muzikos ir kalbos akustikos priemonės įvairias, irgi bendradarbiauti su amžinatilsį akademiku profesoriumi Girdeniu, Aleksu Girdeniu, kuris buvo mano konsultantas, tikrai nuostabus. Na, o didžiausią tokį pasitenkinimą man suteikė ir didžiausią džiaugsmą suteikė ta dalis, kurią rašiau ir skyriau pateikėjų žodynui. Tai yra iš ekspedicijų medžiagų ir iš įvairių kitų šaltinių surinkti duomenys, pasakojimai, apibūdinimai apie dainas, apie jų specifiką, apie jų charakterį, apie tai, kas yra dainoje svarbu, muzika ar tekstas, kaip išdainuoti, kaip tos tęstinės dainos, kaip kitokio pobūdžio dainos apibūdinamos, vadinamos. Ir tie apibūdinimai, išsireiškimai, įvardijimai, man pasirodė toks dar vienas mokslas. Dar kažkokia kita etnoforų sistema, klasifikacija, kažkaip taip susidėliojina ir aš daug kartų, tiek metodinėje veikloje, tiek mokslinėje veikloje tuo rėmiausi, citavau ir man tai buvo, nežinau, kažkokie tikrai labai stebuklingi dalykai. Aš pati irgi savo darbe, ne mokslo disertacijoje, bakalauro darbe rėmiausi šitą metodiką etnolingvistikos ir iš tikrųjų kažkaip atsiveria visai kitas pasaulis ir net bendraujant su pačiais pateikėjais yra daug paprasčiau suprasti juos, kai tu šneki jų kalba ir net kai kurie tie terminai, aš galvoju, jie taip tiksliai, taip gerai apibūdina kažkokį reiškinį, žodžiu, kad galvoju, kodėl mes prikuriam kitokių kažkokių žodžių jiems, o nevartojam tų tarmiškų, iš tikrųjų, net jų apibūdinimų, ar ne? Iš tiesų. Ir dar toks irgi momentas, kadangi jau ne kartą sakiau ir visada pabrėžiau, kad esu žemaitė ir man tas žemaitiškumas svarbu visame kame, ir tarmėje, ir dainoje, ir bendravime. Tai tas jausmas, kai tu pervažiuoji greitkeliu, kai autostrada važiuoji ir pravažiuoji Dubysos upę, tas jausmas, kad atrodo visai čia kažkaip viskas kitaip nušvinta, tuomet persikrauna visos mintys, viskas, kažkaip žemaitiškai, nors aš Vilniuje turiu daug puikių progų ir namie bendraujam žemaitiškai ir su vyru, ir su mama, ir iš tikrųjų ir su vaikais kažkiek, kiek tai įmanoma Vilniuje gyvenant. Bet netgi nuvažiavusi vesti seminarų ar kažkokių oficialių renginių, aš kalbu žemaitiškai. Daug lengviau išreikšti mintis, daug lengviau pasakyti, apibūdinti, daug lengviau, daug smagiau pajausti iš viso tą savo žemę, savo to krašto žmonės. Jau kitą kartą sako užsienyje gyvenantis lietuviai, kai aš pagalvoju apie tėviškę, tai man kas? Man sako kalba,
namai, maistas, kvapas, galbūt muzika, daina, jeigu yra kažkas iš šeimos, iš giminės dainuojantis. Tai yra be galo tie svarbus dalykai ir aišku tas ryšys su žeme ir viskas, kas su jie siejasi, su visa aplinka, visų kontekstu ir aišku su visais žmonėmis. Tai jis yra be galo didelė vertybė ir jeigu tu tame esi, tuo tiki, tai viskas, tu jau esi kultūroje. Nesvarbu, ką padarytum ir jau tu turi, man atrodo, prigimtinę tiesiog jau tokią, jau kaip sakyti, jau į kraują įaugusią pagarbą tradicijoms ir santykį gerą, ir tą pozityvumą, ir niekada nebus tos priešpriešos. Bet reikia tą kažkaip labai vertinti, tą savo tą prigimtinį ryšį su šeima, su namais, su žeme, su viskuo, kas yra, su kalba, su kultūra. Tai ir tada tikrai labai tas geras yra jausmas, daug pozityvumo duodantis, visą gyvenimą kažkaip kitaip, kitom spalvom nušviečiantis. Na, manau, tos veiklos ir nematerialus kultūros paveldo sąvado būtent tą ir daro, kad bando žmonėms, kaip atskleisti, kiek daug jie turi ir kiek daug galima dar iš to gauti. Tai, ir taip link pabaigos judant, labai toks linksmas ir provokacinis klausimas. Jeigu turėtumėt neribotus resursus, biudžeto, laiko, žmogiškų išteklių, ko pirmiausiai griebtumėtės savo srityje, nematerialaus kultūros paveldo srityje? Atrišiau tą maišą ir dalinčiau. Ne, reikėtų sugalvoti vis tiek tam tikrą strategiją, kaip čia ką padaryti. Politika manęs netraukia. Nors retas atvejis, kad politikas ateitų su tokiu, kaip jūs sakote, tokiu bagažu ir jaučia tokią gerą širdimi visą, ką gražiai savo darbuotųsi. Bet labiausiai laiko, tikrai labiausiai laiką vertinčiau, tą neribotą, bet kadangi ir taip sunku susiplanuoti, tai tada visai nemokėtume planuoti laiką dėl biudžeto. Taip, aš jau užsiminiau, aš turiu minčių ir ne tik aš, turime su kolegėmis minčių, kaip iš tikrųjų būtų galima kokias strategijas, kokias programas sugalvoti, kad sąvado puoselėtojų bendruomenėms būtų lengviau, vis tiek ta parama yra reikalinga. Ne kontrolė, ne kažkokios nuorodos, kryptis, bet patarimai ir pagalba, ir kai reikia tikrai ir finansinė. Tai mes kažkaip rastume, manau, kažkokią formą, fondą kokį kurti. Tai svarstau, kad nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo apskritai veikloms reikėtų ir komandos didesnės, o galbūt netgi atskiros struktūros. Nes, pavyzdžiui, Suomijos paveldo agentūra. Mes visai neseniai turėjom tokį kelių metų dalyvavimą projekte Šiaurės ir Baltijos šalių ir iš tiesų matėm, kaip tai veikia, kaip puikiai tokia agentūra vyriausybės struktūroje gali dirbti ir mokslinį, ir metodinį, ir tokį projektinį darbą. Aišku, tai yra didelė struktūra, tai yra daug darbuotojų, įvairių lygmenų darbuotojai, bet iš tiesų jie užsiima tik kultūros paveldu. Tai visai gražus pavyzdys. Tikrai gražus ir aš jums linkiu, kad link to mažais žingsneliais, bet tvirtais žengtumėt ir gal atsiras tas neribotos tos galimybės, tas maišas, iš kurio galima visiems viską dalinti. O dar paprašysiu palinkėti ir mūsų klausytojams kažką. Iš tikrųjų, rasti tą savo prigimtinį kažką, kas jis visus džiugintų ir kas būtų tas saitas, tas siūlas jungiantis su ta kultūrinė ar socialinė bendruomenė, kuri jums ir padėtų gyventi, veikti, džiaugtis, augti patiems ir auginti kitus. Labai svarbu. Savo ratą žmonių turėti, surasti, jį auginti ir su juo kartu toliau gyventi.
Ačiū ir už gražias mintis, ir už palinkėjimus, ir, na, už labai labai mažą tą dalelytę praskleistą viso jūsų didelio darbo. Tikiuosi, kad dar gal ir ne kartą čia sustiksim ir kitas veiklas panagrinėti. Bet Kodėlgi ne? ir informatyvu, ir labai jautru buvo. Ačiū Jums, Loreta. Ačiū labai, Vera. Ir ačiū klausytojams ir žiūrovams. Iki kitų susitikimų.